Sveiki, esu Tele2 didžiųjų duomenų mokslininkas ir projektų vadovas. Ir su duomenim dirbu paskutinius 10 metų ar net daugiau. Ir iš ties, jei anksčiau konferencijose tik visiškai specifinėse, taikytose į matematikus buvo kalbama apie dirbtinį intelektą, apie duomenų analizę, dabar dirbtinis intelektas yra visiškai visur. Visose konferencijose visur galit išgirsti kažką naujo, nes tai tiesiog tikrai tapo dalimi mūsų gyvenimo. Ir gali atrodyti, kad dirbtinis intelektas atsirado tik visai neseniai. Gal prieš 2 metus, gal prieš 5, gal prieš 10, bet dirbtinis intelektas atsirado labai seniai. Pirmieji dirbtinio intelekto modeliai pasirodė 1951 metais. Aišku, tuomet tai buvo tiesiog modeliai skirti žaisti šaškėmis ir šachmatais, dabar dirbtinio intelekto modeliai gali gerokai daugiau. Ir jūs galite sakyti, kad galbūt vis dar nenaudojat dirbtinio intelekto, nes nenaudojat ChatGPT, nenaudojat Midjourney, bet kiekvieną dieną, kai jūs atsidarot Netflix, kai atsidarot YouTube, Spotify, TikToką, jūs matote turinį, kurį būtent rekomendavo jums dirbtinis intelektas. Kai jūs naršote puslapiuose, reklamas dažniausiai jums būna pasiūlęs dirbtinis intelektas. Tad tai yra tikrai neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Ir jei anksčiau mes apie dirbtinį intelektą galvojame labiau, ką matė Matricos ar Terminatoriaus filmuose, kaip apie kelią, kaip technika mūsų užvaldys visą pasaulį, tai dabar pradedame apie tai galvoti kaip apie kelią, kuriuo galbūt mūsų profesijos neliks. Galbūt dirbtinis intelektas atims iš mūsų darbą. Ir būtent ChatGPT tapo tokiu katalizatorium. Jei anksčiau buvo kalbama taip, dirbtinis intelektas, automatizacija, robotizacija, neliks nekvalifikuotų darbuotojų, dabar jau kalbama, kad galbūt nereikia teisininkų, galbūt nereikia dailininkų, galbūt nereikia programuotojų. Vien todėl, kad atsirado tobulesni dirbtinio intelekto modeliai, kurie parodė tikrasias galimybės. Ir iš čia kyla baimė. Ir ta baimė nėra visiškai naujas dalykas. 19 amžiaus pradžioj, kai tik atsirado garo mašinos, tuo pačiu atsirado ir luditų judėjimas. Ludito judėjimo esmė buvo tokia, kad jie priešinosi inovacijom, priešinosi garo mašinom, kadangi jos atėmė iš jų darbus. Atsiradusios fabrikuose, jos nupigino darbo jėgą ir dalies darbuotojų tiesiog nebereikėjo. Ir ši istorija yra linkusi kartotis. Baimė naujom technologijom, baimė technologiniam progresui, jį tęsiasi. Kiekvienas sykį, kai išeina kažkas naujo, sakykim, pasirodė pavėžėjimo paslaugų programėlės, Boltas, Uberis, Liftas, Grabas, visose pasaulio šalyse iškart kilo pasipiktinimas, kilo baimė, ar ne, taksistų, kad atims iš mūsų darbus. Priešinimasis vienur pavyko geriau, kitur mažiau. Jei, sakykime, lankysitės Neapoly, Italijoje, pas buvau šią vasarą, nei viena programėlė dėja neveikia, neįmanoma išsikviesti pavėžėjo. Tenka šiek tiek senovišku, archaišku būdu bendrauti su taksistais. Ir skamba keistai, nes pats atsimenu prieš 10 metį, kviesdavaus taksi, viskas atrodydavo normalu, bet dabar tiesiog, nežinau, aš papratęs naudotis Uberiu, tikriausiai didžioji dalis ir jūs. Ir tai, manau, vyks ir ateityje. Yra dirbtinis intelektas, atsiras naujų technologijų, žmonės ir toliau priešinsis. Ir nereikia galvoti, kad dirbtinis intelektas tik atims darbo vietas. Jis yra atėmęs jau gausybę darbo vietų. Tai ir robotizacija gamybos linijose, tai ir klientų aptarnavime esantis chatbotai. Nesvarbu, kurioje industrijai dirba, tikriausiai susidūrėt. Chatbotai labai dažnai aptarnauja klientus. Jeigu atsidarot Ryanair puslapį, kažkur skrendat, chatbotas jums gali padėti. Jeigu bandot elektrą pasijungti, ESO puslapį, chatbotas. Tele2 savitarnai, kažkokie klausimai dėl sąskaitos, chatbotas. Industrija visiškai nesvarbi, chatbotas gali atsakyti ir padėti klientam. Ir tai yra nauda ne tik iš įmonės pusės. Iš įmonės pusės savaime suprantama yra sumažinamas darbuotojų reikalingų skaičius, bet ir iš pačio kliento. Jam nereikia laukti, kol atsilieps konsultantas 10 minučių. Jam nereikia rūpintis, kada yra kontaktų centro darbo valandos. Chatbotai dirba 24 valandas per parą, be jokių išeiginių, nesvarbu sekmadienis, kalėdos, nauji metai ar dar kažkokia šventė. Atsakymas sulaukiamas labai greitai ir dažniausiai tiksliai, nes visgi klausimai, kuriuos užduoda žmonės, dažnu atveju yra šiek tiek šabloniški, šiek tiek tie patys. Tai ką reiškia ši eilutė mano sąskaitoj, kodėl sąskaita tokia didelė, kada atšauktas skrydis, kaip man grįžti namo. Bet reikia pripažinti,
darbuotojai, konsultantai gyvi irgi turi savų pliusų. Jie geriau geba suprasti kompleksiškas problemas unikales, kurių dar nebuvo. Ir iš to ateiname prie punkto, kad dalis profesijų išnyks ir jau išnyko. Senovėje išnyko žmonės, kurie uždegdavo apšvietimo žibintus, išnyko telefono operatoriai, kurie sujunginėdavo ar ne laidus, kad sujungtų du abonentus. Filmų nuomos punktų darbuotojai išnyko, jų tiesiog nebereikia. Ir filmų nuomos punktai yra labai įdomi sfera. Kažkada Blockbuster, amerikietiškas gigantas filmų nuomos, turėjo per visą pasaulį 9,000 filmų nuomos punktų. Tačiau su duomenų analize, su progresu, būdami data-driven, Netflix sugebėjo juos labai smarkiai veikti ir šiuo metu yra vienintelis nuomos punktas per visą pasaulį, Blockbuster. Ir jis vis dar nuomoja filmus. Tai vadinasi, negaliu, sumelavau. Filmų nuomos punktų darbuotojų specialybė nėra visiškai išnykus, dar yra 1 ar 2 darbuotojai. Tačiau ten ne tik filmus nuomoja, taipogi ta vieta yra įdėta į Airbnb platformą, kad žmonės galėtų išsinuomoti ir net praleisti vakarą, nostalgiškai, ar ne, su vaizdo kasete. Bet atsirado gausybė naujų profesijų, ar ne? Mes turim programuotojų, kurie dirba prie dirbtinio intelekto modelių, mes turim kibernetikos saugumo ekspertų, mes turim 3D dizainerių. Sąrašas tikrai nėra baigtinis ir jis vis tęsis. Žmonės pradės daugiau ir daugiau dirbti su dirbtiniu intelektu. Ir kai aš kalbu apie darbą su dirbtiniu intelektu, aš ne tik kalbu apie jo programavimą. Ar ne? Pabandžiau pasiieškoti tiesiog lietuviškam internete, ar jau yra specialybių, ne specialybių, profesijų, darbų susijusių su dirbtiniu intelektu, kur nereiktų programuoti. Jau yra organizuojami mokymai, kur žmonės yra supažindinami ir mokomi, kaip dirbti dirbtiniu intelektu. Atsiranda lektorių poreikis, kurie yra gabūs tame. Jei aš pats atsimenu iš savo vaikystės, kad būdavo populiaru Office, ar ne, Wordo, Excelio mokymai, tai dabar turim ChatGPT ir Midjourney mokymus. Tai tokia evoliucija mokymo atsirado. Jei mes kalbam apie pačius modelius ir jų kūrimą, ten taip pat reikia žmonių, kuriems nereikia mokėti programuoti. Vienas iš pirmesnių, žinomesnių dirbtinio intelekto, pavadinkim, pokalbių robotų buvo Microsoft'o paleistas Tai. Jis naudojasi Twitter duomenimis ir per Twitter žmonės galėjo bendrauti, gauti atsakymus į rūpimus klausimus. Problema ta, kad Twitteriai, ypač dabar, jeigu kas naudojat, ten yra šiek tiek tokio diskriminacinio pobūdžio turinio, galbūt seksistinio, galbūt rasistinio, galbūt dar kažkokio kitokio. Tai kai modelis buvo apmokytas tais duomenim, jis labai greitai pradėjo sakyti, kad gal Hitleris nebuvo toks blogas, seksistinių komentarų skaičius milžiniškas buvo ir jis buvo išjungtas, jei gerai atsimenu, po 16 ar 17 valandų. Tai reiškia, jis neišgyveno ne paros, būdamas apmokytas tiesiog duomenimis. Tai ką daro OpenAI, kurdama ChatGPT? Jie samdo darbuotojus, kurie peržiūri tą mokymo bazę, peržiūri tos duomenis ir tiesiog filtruoja, kurie yra nekorektiniški, kurie yra diskriminacinio pobūdžio. Taip šiek tiek apribodami ir gerindami kokybę. Kartais dalykai praslysta ir ypač pradžioj, kai ChatGPT pasileido, tikrai buvo dar atrandama tokių dalykų, bet prie to buvo labai smarkiai dirbama. Ir dirbtinis intelektas ir pats ChatGPT, aš tiek daug šneku, atrodo toks fainas dalykas, bet šiek tiek reikia ir kritiškai tai žiūrėti. Mes galim džiaugtis, ką jis mums pateikia, bet labai svarbu ir patikrinti. Kadangi egzistuoja haliucinacijos. Ir haliucinacijos, kas yra dirbtiniam intelekte, kai jis duoda mums atsakymą, kuris atrodo visai normalus, tačiau jis būna visiškai klaidingas. Ir žmonės jau su tuo susiduria ir atsiranda tarsi šmeižto kampanija. Ką turiu galvoj? Vienas teisės profesorius rašė disertaciją, jam prireikė tiesiog pavyzdžių dėstytojų, kurie yra apkaltinti seksualiniu priekabiavimu. Ir tokį sąrašą jis gavo ir jame buvo paminėtas toks Jonathan Turley. Dėstytojas po teisybę jis yra teisės, tačiau jis niekada nebuvo apkaltintas seksualiniu priekabiavimu, niekada jis nebuvo nuteistas už tai. Tiesiog nutiko haliucinacija ir dėstytojas tapo apkaltintų seksualiniu priekabiavimu. Yra pavyzdys Australijos mero. ChatGPT teigia, kad jis yra teistas už kyšio ėmimą ir jau nuteistas kalėti, jei gerai pamenu. Vėlgi, visiškai išgalvota istorija, neturinti nieko bendro su realybe. Taip, toks meras egzistuoja, ne, jis nėra teistas ir tuo labiau niekada nebuvo apkaltintas. Tai kas atsakingas už šitą šmeižtą?
Jei naujienų portalas tiesiog jiems reikės sąrašo teistų ar kaltintų ir panaudos jį savo puslapį. Ar bus kaltas žurnalistas, kad nesužiūrėjo, ar bus kaltas ChatGPT, kad tai pateikė. Ir šį klausimą neseniai sprendė vienas teismas Amerikoje. Teisininkas, ruošdamasis bylai, norėjo gauti keletą pavyzdžių, paprašė ChatGPT, kad jos pateiktų, kad jie parodytų precedentą, kad būtent jo siūlomas dalykas yra teisingas ir teismas turėtų priimti vienokį sprendimą. Paaiškėjo proceso metu, kad net 6 panaudoti pavyzdžiai gauti iš ChatGPT yra visiškai klaidingi, visiškai sukurti iš oro ir neturintis nieko bendro su realybė. Pats teisininkas atsidūrė teisiamųjų suole, išsisuko, aš manyčiau, pakankamai nebrangiai, gavo $5,000 baudą. Bet vėlgi, tai parodo, kad dirbtiniu intelektu mes negalime pasitikėti visiškai aklai ir nereikia tikėti, kad jis mums duoda visada teisingą atsakymą. Ir tai šiek tiek privertė mane susimastyti apie Lietuvą. Ir vienas Lietuvos prekybinis puslapis naudoja ChatGPT, kad generuotų apibrėžimus prekių. Tai yra labai gudrus žingsnis iš verslo pusės, nereikia prašinėti kiekvienos prekės, o ir klientui yra suteikiama informacijos apie prekę pakankamai daug, kas palengvina išsirinkimą. Tačiau, sakykime, turiu pavyzdį, kai šuns kaklaskarė yra dirbtinio intelekto vertinama kaip labai nebloga, tik trūkumas, kad gali būti žmogui šiek tiek per maža. Kaip čia parašyta, gali būti per didelis žmonėms su mažesne galvos apimtimi. Tai čia yra tiesiog toks komiškas galbūt pavyzdys, pranaršiau 5 produktus, radau tokį pavyzdį, jeigu būčiau pranaršęs 50, gal būčiau radęs ir rimtesnį pavyzdį, kur dirbtinis intelektas šiek tiek prašauna. Ir šiek tiek aš dabar gąsdinu, ar ne? Aš kalbu, kad dirbtinis intelektas daug klaidų daro, dirbtinis intelektas blogas, teisininkas gavo baudą per dirbtinį intelektą, tačiau ta baimė, šiek tiek yra pas mus visus tikriausiai ir ji turėtų būti, bet reikia suprasti, kad baimę visada reikia pamatuoti ir grėsmę reikia pamatuoti. Jei Lietuvoje būtų įteisinti autonominiai automobiliai, ar ne, ir visi pradėtume važiuoti ir, sakykime, įvyktų 1 avarija, 2 avarijos, 5 avarijos, kuriuose nukentėtų žmonės, aš beveik galiu garantuoti, kad iš karto atsirastų pasiūlymai visiškai uždrausti autonominius automobilius, kadangi jie kelia grėsmę. Bet Lietuvoje kas metus įvyksta virš 2000 eismo įvykių, kuriuose nukenčia žmonės. Ar ne? Tai viską reikia vertinti prie prizmę, kiek naudos mes gaunam ir kiek iš esmės problemų tai sukuria. Ir kol kas dirbtinis intelektas iš ties mums sukuria labai nemažai naudos. Svarbu tik yra patikrinti ir neleisti visko atlikti automatiškai. Prižiūrėti, ką jis daro. Tad ar dirbtinis intelektas atims darbą iš žmonių? Taip, tikrai taip. Ir čia yra labai paprastas atsakymas iš vienos pusės, nes tam tikrų specialybių poreikis tikrai mažės arba išnyks visai. Ir tikrai mums reikia kažkokių prekių aprašymų specialistų, kurie eitų per kiekvieną prekę ir ją aprašytų, kad ji didelė, maža, raudona, geltona. Tikriausiai ne, dirbtinis intelektas tą viską gali, galbūt tik gerai būtų turėti žmogų, kuris greitai permes akim ir pažiūrės, ar viskas yra teisinga. Kita vertus, atsiras gausybė naujų specialybių ir jau atsiranda. Prieš 2 metus aš niekada nebuvau girdėjęs tokios specialybės profesijos kaip prompt engineer. Dabar tų prompt inžinierių reikia užsienį pakankamai nemažai, pozicija labai neblogai apmokama ir aš garantuoju, jeigu mes susitiktume čia po metų, aš galėčiau pateikti pavyzdį dar naujos specialybės, kuri atsirado per metus, kurios būčiau nežinojęs. Tai atsiras daug naujų specialybių ir manau, jos bus labai naudingos, labai pelningos, tiesiog svarbu yra tobulėti ir jom užsiimti. Ir čia aš atsimenu Tele2 generalinio direktoriaus Petro Masiulio vieną pasakymą, jis labai mėgsta sakyti, kad sausio 2 dieną reikia pažvelgti į praėjusius metus ir atsakyti savo į klausimą, ar aš per tuos metus patobulėjau. Jei patobulėjau, viskas labai gerai, jei netobulėjau, vadinasi, reikia kažką daryti ir keisti. Ir manau, tai galioja labai smarkiai šiuo atveju. Jeigu mes tobulėsim kartu su dirbtiniu intelektu, jeigu mes jį įtrauksim į savo gyvenimą kaip partnerį, kaip kolegą, tuomet jis mums leis dirbti gerokai efektyviau, gerokai našiau, didinti pajamas ir bus puikus partneris. Bet jeigu mes netobulėsim, jeigu mes tiesiog leisim gyvenimo judėti savo vaga, tuomet dirbtinis intelektas mus tiesiog
nuneš kažkur, mes liksim užnugarį ir mūsų pozicijos galbūt ir neliks. Tai tiek. Dėkui labai.